Kalbiname Šiaulių Rūtos ekipos vyriausiąjį trenerį Arūną Kačerauską. 2,5 kėlinio labai atkakliai priešinote savo varžovams ir ko pritrūko antroje rungtynių pusėje? Kažkaip sakyčiau, pasiklydom ne jų gynybai, bet patys savo puolime. Tokių pradėjom daryti klaidų ir iš vis man atrodo, kad padarėm dvigubai daugiau klaidų. Toks jautės, nežinau, pasimetimas, aišku, komanda, kaip ir sakiau, kad tikrai kitos biški kategorijos sunkiau žaisti dar išvykoj. Nežinau, namie bandysim kitaip žaisti. Na ir niekaip šiandien sulaikėte Vilniečių aukštaūgės Gintarės Petronytės. Galbūt pritrūko aukštaūgių šiandien daugiau indėlio gynyboje? Galbūt sunku jie vienas prieš vieną nulaikyti, reikėtų gal daugiau, kad kitas žaidėjas padėtų. Dar ten kai kur neįvykdė, reikėjo išeiti iš priekio, bet nežinau, kodėl merginos taip dengėsi, negaliu dabar atsakyti, kalbėsim namie, kaip grįšim. Na, bet buvote panašioje situacijoje ir seriją su Klaipėdos Lemminkainen, taip pat pralaimėjote pirmąją dvikovą, tačiau tada įspūdingai sugebėjote laimėti 2 rungtynes, na ir ko gero, dar nuotaikos nėra pačios blogiausios, dar bandysite šią seriją kažką padaryti. Mes bandysim tik tiek, kad čia ta prieššventinė tokia nuotaika galėjo būti geresnė. Ką, sėkmės ateityje ir ačiū už komentarą. Taigi su jumis buvo vyriausiasis Šiaulių Rūtos ekipos treneris Arūnas Kačerauskas, o mes dar pabandysime pasigauti ir Vilniečių ekipos vyriausiąjį trenerį. Kalbiname vyriausiąjį Vilniaus Kibirkštės Stichijos iki ekipos trenerį Tadą Stankevičių. Na ir puikiai pergalė, solidi pergalė, 20 taškų skirtumų. Ar galima sakyti, kad šiandien jūsų auklėtiniais įgyvendino viską, ką buvote jiems sakęs prieš varžybas? Galima sakyti, kad bandė įgyvendinti, stengiasi, o tai yra gerai. Kažkas gavos, kažkas nesigavo, bet pastangos buvo. Galbūt pradžia mums nesigavo, kaip norėjom, nes kažkoks, nežinau, ar galbūt nurašom tai startinį jaudulį, nes įmesti iš po krepšio reikėtų, jeigu esi laisva. Na ir jūsų varžovės turėjo žaisti papildomą ketvirtfinalio seriją, tuo tarpu jūsų auklėtinės turėjo pertraukėlę. Na, sužaidė porą draugų varžybų, bet galbūt tas šiek tiek išmušė iš ritmo, kad nebuvo tų rimtų varžybų per tą pertrauką. Viena iš priežasčių gali būti, kadangi mes turėjom draugiškų rungtynių, bet draugiškos yra draugiškos, čia yra įtampa. Gali būti, kad taip, sakysim, viena iš priežasčių buvo ilga 2 savaičių pertrauka. O kas dėl varžovių mūsų, tai jos šaunolės, jos kovėsi, jos tikrai su gerom emocijom po laimėto ketvirtfinalio ir nieko dar čia nėra aišku, dar reikia daug ką padaryti. Dėkui už komentarą, treneris, sėkmės ateityje. Su jumis buvo vyriausiasis Vilniaus Kibirkštės Stichijos iki ekipos treneris Tadas Stankevičius ir mes jau baigėme tiesioginę rungtynių transliaciją iš Vilniaus Mykolo Riomerio universiteto.